Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ironiška, kad 86 epizodas. Jūs primenat 86 kartus, visi, kas klausėt nuo pradžio, 86 kartus jūs jau mane girdėjote. 86 savaitės mes tai darom kartu, turim tą kažkokį keistą dialogą. Bet anyway, 86 Armėno radio epizodas. Aš gimiau 86 metais ir šitas 86 Armėno radio epizodas Armėnas Pro klausytojams išeina birželio 2 dieną. Ir mano gimtadienis yra 1986 metų birželio 2 diena. Simboliška, belenkaip. 38, ačiū, kad paklausėt. Nemažai. Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Praeitais metais savo gimtadienio epizodai padariau tokį, pavadinkim, millennialsų recapą. O šį kartą man kilo idėja apžvelgti tuos, kurie atėjo po manęs. Gen Z arba Generation Z, Zoomeriai, kaip jūs ten be pavadinsi, tie, kurie gimė tarp 97 ir 2012 metų. Aš nebejoju, kad tu gerai žinai, kada tiksliai Z karta yra datuojama. Į ką tau atsakysiu, žiūrėk savęs nebinarinis ponė. Ta keista veipukus čiulpianti telefono iš rankos nepaleidžianti į šviesą šnypšianti autistiška būtybė. Dženzeris. Belenkai dabar mane cancelins su šitą. Kas tai per padaras ir kodėl tiek daug pėdų kontento? Dėl Gen Z aš esu tuo pat metu labai optimistiškas ir labai pesimistiškas. Iš vienos pusės jūs esat labai protingi, motyvuoti ir empatiški vaikai, iš kitos nesveiki socialiniai pervertai. Kuo Gen Z smarkiai skiriasi nuo millennialsų yra tai, kad dauguma jūsų augot normalioje valstybėje. Mes, Y karta, patyrėm tą visą postsovietinį kolapsą ir mes pamenam tos 90-uosius. Mes buvom bomžai, nematę pasaulio, gyvenę be taisyklių ir saugumo. Jūs jau normaliai augot. NATO ir Europos Sąjungoje ir taip žinau, kad regionuose aptap dalykai vyko ir tebevyksta, bet jūs nenorit žinoti, kas ten dėjosi 90-aisiais. Z karta augo už mus žymiai normalesnėse sąlygose. Ir todėl man nesuprantama, kodėl jūs negalit būti normalūs, kas jums yra, gaidžiai? Mes buvom depresyvūs emo kaziolai, bet kuo jūs tai pakėlėt į visiškai naują lygį? Ir aš nesuprantu, kodėl. Aš visiškai nepalaikau to senų pilvotų diedų choro žviegiančio, kad snowflake'ai, narmanai ir iškrypeliai. Nuo per gero gyvenimo čia viskas. Esu labai prieš grūzinimą jūsų tą kaltę, kad kadangi nereikėjo po 3 valandas eilėje dėl bulvių stovėti, tai neturite teisės dabar asmeninių problemų turėti. Eik tu kai būna bendrauju su jaunuoliais ir matai, kad jiems belenkaip negerai ir tu sakai tau negerai, o jie ne, viskas gerai, taip sutrukčiajančia akytė. Ir laiko tą fasadą, realiai gyvenimas griūva aplink. Ir aš neturiu tam paaiškinimo, kodėl pas jūs tiek problemų. Mano millennialsų karta atrodė jau plaukus pasileidę, bet Gen Z, wow, keliu kepurę prieš šis chebra. Šalia kai kurių iš jūsų Egidijus Dragūnas atrodo kaip abstinentas. Ir dar narcisistiniai kai jūs kokie esat, nes dabargi sėdėjot ir glostit visi savo ego, kad jo, seni, mes tikrai tokie ypatingi. Nėra ko fleksint dalbai. Vat kada bandau pasakyti, kad jūs nenormalūs, va prašau, egzibetei, didžiuojatės savo problemomis. Aš irgi neslepiu, kad esu padugnė, bet yra skirtumas, čia yra pagalbos šauksmas, o jūs tikrai nuoširdžiai didžiuojatės, kad esat padugnės. Nu rimtai, kas jums yra, vaistukus geriate, terapijas vaikštat, kepasa, ne visi aišku, bet žymiai daugiau nei mano kartoj gavot pagalbos. Kodėl jūsų nenormalių tiek daugėja? Čia dėjau tokį off-topiką apie psichinės ligas, gabalėlis iš tos dalies. Tai koks nors Domantas Šeškus, ryžas krepšininkas, nesako, kad seni varžybas, nes buvau ryžas. Kaip matot, vapšie nenoriu būti ištrauktas iš konteksto, todėl kišu į Armėnas Pro, nes jeigu exposinu save, tai tik už pinigus. OnlyFans logika. Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno radio Contribui arba Patreon'e tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Aš noriu tai pasakyti maksimaliai jautriai ir maksimaliai neįžeidžiant niekieno ir nebandant kažką
paniekinti ar pasmerkti. Bet mano nuomonė, Gen Z yra labai sudarkyta karta fiziškai ir mentaliai. Pas jūs nelabai yra stabdžių dėl kūno modifikacijų. Neolikinės mergaitės ir berniukai bėga lūpas putlintis ir gulasi po skalpeliais darytis procedūrų, kurios priklausė milfoms ir milfams back in the day. All fun and games, kai vieną dieną tu atsibundi, tau 40, o tavo veidas atrodo kaip sugeneruotas dirbtinio intelekto. Tatkės tas pats sutikęs ne vieną 20-somethingą, kurie gailisi dabar paauglystės tatuiruočių. Aš džiaugiuosi labai, kad mano paauglystėje tatuiruotės nebuvo socialiai priimtinos, nes aš būčiau atrodęs turbūt kaip Zekas iš Bikini Bottom kalėjimo. Labai disforiniai visi esat. Draugai dženzeriai. Gen Z bičiai belenkaip susirūpinę savo žandikauliais, Gen Z panos savo lūpomis. Aš nenoriu stumti ant kūno modifikacijų, tai yra pasirinkimas, tai yra estetinis dalykas ir nieko tame blogo nėra, bet yra riba. Tarkim, yra ėjimas į džimą ir sportavimas, kas yra pagirtina ir sektina, o yra geležies pumpavimas su ten steroidais visokiais, kaip bepročiui, drožiant save ir savo sveikatą. Suprantat, yra skirtumas. Jūs per daug konkurencingi savo kartoj. Jums per daug rūpi jūsų įvaizdis, net tiems, kurie kleimina, kad jiems tai nerūpi. Atvirkščiai, šitiems rūpi netgi labiausiai. Jaunatviškas narcisizmas yra normalu, tai yra būdinga visoms kartoms ir ribas išsibandyti irgi yra labai svarbu, nes kaip jūs pradėsit naują gyvenimą neatsiskyrę nuo bandos. Per savo laukinius 20-uosius tu išmoksti apie ribas ir kas yra saikas. Ir iš dalies aš jūs suprantu, miela Gen Z. Mes millennialsai buvom paskutinė karta, kuri turėjo iliuziją, kad jeigu gerai mokysies, daug stengsies darbuose ir laikysies taisyklių, tai tau vėliau tai labai apsimokės. Šita iliuzija seniai nebeveikia. Aplink atskirtis, neligybė, neteisybė, korupcija ir nepotizmas. Visose visuomenės sluoksniuose, nesvarbu ar tu duobkasys ar medikas. Dėl to jūs galite būti žiaurūs savo ir kitiems. Mano Y karta kaltino, kad mes esam plėšrus ir materialistai, bet jūs galit būti tokie ciniški. Jūs galit taip neturėti skrupulų ir taip pateisinti tikslus visomis priemonėmis, nes ne jūs tokie, gyvenimas toks. Suprantu, viršininkė, bet kaip manai, kodėl tu toks vienišas, bose? Nes Gen Z yra turbūt vienišiausia karta iš visų. Jūs labai socialūs, bet tuo pat metu jūs turit labai mažai prasmingų santykių. Santykių turiu omeny pačia plačiausia prasme. Ne tik romantinius, bet ir visus kitus interactionus su žmonėmis. Jūs labai susijungia, jūs niekad nebūnat vieni, bet tuo pat metu esat žiauriai vieniši. Nes mažai turite žmonių, kuriais galėtumėte pasitikėti. Ne visi žinoma, daug kas iš jūsų išmoko kurti prasmingus santykius. Su Gen Z yra gana įdomiai, nes yra tie vieniši, konkurencingi, pasimetę degeneratai, o būna sutrinki 20-metį jaunuolį ar jaunuolę ir pas juos daugiau proto nei tu turi dabar. Yra tokių tvarkingų jaunuolių, kad ne visi 40-mečiai yra tokie atsakingi kaip jie. Tu juos pasižiūri ir tu supranti, kad šitie žmonės užkariaus pasaulį. Labai daug šviesių žmonių tarp zoomerių, tas džiugina, nes jūs labai neramų pasaulį dabar paveldėsit. Kontinentiniai karai Europoje, Azijoje ir Vidurio rytuose. Vienas K paramos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su 1K paramos fondu. donate.1kfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. 1K paramos fondas. Mes visus išpirkime. Klimato kaita su visom katastrofom, pabėgėlių krizėm ir resursų karais, kokių dar problemų mūsų ir taip ligota visuomenė turės, kada dar į jas pasijungs dirbtinis intelektas, aš net bijau tai įsivaizduoti. Postsovietinio materializmo pasaulis baigėsi, o naujo mes dar neturim. Šitą užduotį panašu, kad užkrausim ant jūsų nepasiruošusių Gen Z pečių. Sorry, biški, nepasisekė jums. Paprasčiausiai būsit kraštiniai, kai viskas pradės eiti šaibom šitoj planetoj. Teks visiems riepti, ką boomeris prisidirbo. Norėčiau kažką kito pasakyti, bet geriau išgirskit tai
iš manęs kaip yra, negu suvokit, kaip viskas veikia sunkiuoju būdu ir kas blogiausia, kada per vėlų. Viena pamoka, kurią įsisąmoninau per savo 38 metus, tai yra, kad per pasaulį reikia eiti plačiai, atmerktomis akimis. Aš labai stengiuosi neužkrauti zoomerių kalte, nes Gen Z turbūt labiausiai gėda užgrūzinta karta. Seneliai jūs grūzina, kad esate iškrypėliai ir narkomanai. Tėvai, kad snaufleikai, draugai ir aplinkiniai, kad esat nesėkmės ir nevykėliai, jei nebaigėte prestižinių mokslų, neturit prabangaus nekilnojamo turto ir neužsidirba 60K per metus ir daugiau. O po to boomeriai tokie, kaži kodėl Gen Z taip kraustosi iš proto. Rimtai, įdomu kodėl. Nežinau, pagalvokim. Galbūt dėl nežmoniškai didelio spaudimo būti sėkmingu, kuris tave visur persekioja. Galbūt tas amžinas nuolatinis moralizavimas, kad esi per jautrus snaufleikas, susiimk, nes visur Afrikoje vaikai badauja. Arba galbūt dėl to, kad ant tavęs visiems yra labai giliai ir visi moralizuoja, kad per daug savo tuose telefonuose sėdi, pradėk sportuoti, išeik į gamtą, pasėdėk su žmonėm. Seni, literaliai seni, pabijok Dievo. Mes abudu žinom, kad jeigu tie dalykai būtų buvę mūsų laikais, mes lygiai taip pat sėdėtume priklijuoti prie ekranų. Tau bepigu aiškinti, kaip tu ten 20 metų turėjai 3 darbus, 2 buvusias žmonas ir 4 vaikus, bet tuo pat metu tau ar tavo tėvams valstybė davė butą, garažą, sodą ir dar sodybą kokią nors. Ir jeigu tu mokėjai hipoteką, jau seniai išmokėta. Arba tuo į pabaigą. Bepigu sėdėti ir mosuot pirštu, kai tavęs nepersekioja algoritmas. Algoritmas, su kuriuo tu užaugai, kuris žino tave labiau nei tu pats save pažįsti, kuris moka tave įtraukti, kuris kelia didesnę priklausomybę nei Kristė ar Jonas. Kada jūs, seniai patys, pakliūnate į algoritmo spąstus, grimstate giliau negu savo vaikai ar anūkai, nes visi gudrus šaukt nuo kranto, kaip reikia plaukt, bet ne visi supranta, ką reiškia būti nešamam tos srovės, kuri persekioja tave iš kiekvieno ekrano. Ir dar žiauriai nesąžininga vadinti kažką ir iškrypėlių, kai patys geriat ir turit meilužių. Esat lygiai tokie patys jautrus snaufleikai, tik nepripažįstat ir dedate stipriais, o realiai ne ką mažesni slabakai. Aš neturiu žodžių, kiek Gen Z esu padėjęs su jų gyvenimo dalykais. Užduotim, atsiskaitimais, bakalauriniais, magistriniais, darbais, santykiais. Life shit. Ir ten nieko nereikia, tik patikėti jais, o jie patys viską padaro. Bet viena, kada Gen Z daužo susireikšmę seniai, kitą, kada jie tai daro patys savo. Ir aš nežinau, ką su jumis debiliukai daryti. Kaip man jūs išpurtit iš tos saviptos? Ta prasme, aš jau esu porą kartų, swear to God, porą kartų esu paėmęs Gen Z už burnytės, papurtęs ir pradėjęs rėkti jiems į veidus, kad atsipesi nuo savęs. Aš supykęs galiu kartais prarasti kontrolę ir mane labai biesina neteisybės, akių spalva net raudonai nusidažo, todėl ir būna kartais tokios staigios reakcijos, retsykiais į panašius dalykus. Yra neteisybė, ką Z karta daro su savimi, kada plaka save už tai, kokie privilegijuoti užaugo. Nebereikia, nebeveskit savęs iš proto, ir ką bedarysit, boomeriai niekada jumis nebus patenkinti. Nes meilė turi būti skiriama ne už tai, ką tu darai, o už tai, kas tu esi. Ir dauguma jūsų esat geri vaikai. Kartais pasiklydę, bet geri širdyje. Ir kad ir ką jums besakytų, kad ir ką būtumėt prisidirbę, visada yra kelias atgal. Tik pradėkite pagaliau mokytis, mylėti save. Ne ta dirbtinė, narcisistinė, o tikra, besąlygiška meilė. Ką norėjau pasakyti, prenumeruokit Armėno radiją ir duokit man pinigų gimtadienio progą. Tai ką, narcisizmo amžiuje gyvenam buvo apie tai epizodas, kuo toliau, tuo labiau narcizai artimoje aplinkoje tampa problema. Todėl savigynos nuo narcizų pradžiamokslis, kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės, epizodas jau guli Armėno radio Contribui arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje ar pažiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.